pasakoti. Viskas dėkės jau kaukė, nebent nori savo tapatybę rodyti, tai aš neprieštarauju. Ne, žinok, nenoriu visiškai. O kaip man tave vadint? Čiaku gali vadinti, man. Čiaku? Va. Gerai, Čiakai. Sakykite, kaip jūs jaučiatės pastaruoju metu? Šiuo metu, nepaisant, kad artėja šventės, aš nejaučiu tos kalėdinės nuotaikos. Jaučiu depresiją šiokią tokią. Yra, ne? O kada jinai čia jums pradėjo reikštis? Nu, taip, tokiais, sakyčiau, gal 2016, kai su šauktiniais pradėjau dirbti. Su jaunaisiais vilkais? Taip. Na taip, jie tikrai išsiurbė iš jūsų energiją. Esu tai patyręs ir žinau. O ar kažką dėl to darėt? Ėmėtės kažkokių veiksmų? Nu, taip, ėmiausi, kas ger pradėjau rūkyti. Čia rimtai tu nuo 2016, ne su šauktiniais buvai? Ar nuo 2015? Aš su šauktiniais pradėjau dirbti nuo 2015 rugsėjo. Dabar grįžai atgal į ten, nuo ko pradėjai, ne? Tai tu vėl dirbi su, nežinau, ar dabar čia vis dar galima vadinti šauktiniais, ten kviestiniai, šauktiniai, savanoriai, nesvarbu. Bet nu, tu dabar gali labai jos sulyginti, žinai, su 15 ir 25 metais, tai va, kažkokius esminius skirtumus. Nes žiauriai daug žmonių, žinai, vis parašo, o čia noriu pradėti tarnybą, čia bijau, čia nedrįstu kažką, tai kažkaip nežinau, ar kažkaip pamotyvuoti, ar tiesiog pašnekėk apie skirtumus. Bendrai gali tiesiog išsiplėst, ką esi pastebėjęs, kaip matai ir panašiai. Ta drožykla tais laikais buvo tokia, aš atsimenu tik atėjau ir būdavo ta vadinama pirma savaitė, karantino savaitė tokia, kur tu per pirmą savaitę gali apsispręsti, ar tu nori likti BKM, ar tu nori išeiti, tu galėdavai dar išeiti iš jo per pirmą savaitę. Tai ten būdavo, kaip sakyt, gazas dugnas iš instruktorių pusės. Ta drožykla jinai buvo, kaip tu sakai, ir tapetų rašymas, ir fiziškai. Bijodavai ne taip instruktorių pažiūrėti, jau darai atsispaudimus. Padarai kažkokį... Tai čia nėra prigalvoti dalykai, realiai, nu tokia realybė buvo, ne? Taip, buvo tokia realybė. Tu nusikeikiai, tu rašai A4 formato lapą iš abiejų pusių, aš daugiau nesakysiu žodžio X. Tai va, buvo žiauru. Tikrai buvo sunku. Aš atsimenu, tik atėjęs man pasakė tokį, nu žodžiu, mes tik atvarėm, dar stovim su civiliniais rūbais visi, dar nieks neprasidėjo, mūsų nerengė. Pirmi žodžiai, sveiki atvykę į pragarą. Tai jau taip ir buvo. Bičiukai tai turėjo nueiti per rankytės. Jo, ir ten, nu tu matai, kokie ten, žinai, seniai, tie seržai, tai eiliniai irgi pikti, atrodo, pilni nepykantos ant tais, kad mažau, ko tu čia atėjai. Ir va tas ir jautėsi. Nes, žinai, tu ateidamas jiem, tu patampi jų darbų, žinai. Jo. Ir iš esmės jie iš tikrųjų kartais pykdavo, nes daugam patinka, žinai, čilinti ir nieko neveikti. O čia ateina kažkoks pacukas, Kavenskas, dar su charakteriu nagalas ir dabar čia apsikrauk jo. Taip, ir dar turi dar į mūšo, dar žiūrėk, jis atsikalbinėja, kitas dar dakar, bet tuo metu mums nekilo jokių minčių atsikalbinėti. Patikėk manim, ten visi buvo... O dabar? O dabar biškai kitaip, ne? Dabar kitaip, dabar labai ta kariuomenė atsivėrė, jinai tapo vakarietiška, tokia liberali labiau. Nieks nebedaržia tų šauktinių šiaip sau. Kaip seniau būdavo įsirikiuoja, visą kopą vakarė per tavo laisvą laiką ir tau liepia stovėti ramiai. Kas nors tik sujuda, tau sako, dar 20 minučių dadėjom stovėjimui. Tiesiog, bet iš neturėjimo, ko veik budėtojas taip su tavimi elgės. Dabar taip nebėra. Dabar su šauktiniu kaip su, nu, lygu su lygiu, bet ir vis tiek išlaikomas tas vado ir pavaldinio atstumas. Aha. Mes sprendžiam jų problemas, ko mums galbūt padeda, kai reikia. Tai tas požiūris, sakau, iš šauktiniai labai yra pasikeitęs. Šauktinis yra, sakykime, toks pat lygus karys kaip ir aš. Negalima jo žemint, negalima jo nepilnytai ten psichologiškai spausti ir taip toliau. Bet gal ir gerai, ne, kad tokios taisyklės išėjusios yra, nes tada negauna progos, ta prasme, kad tu esi instruktorius ir seržantas, tai nereiškia, kad tu proto guzas esi, ne, nes nu, visokių tų žmonių ten yra. Aš esu daugam sakęs, kad va ten tu gali pamatyti, žinai, kas yra variacija nuo didžiausio durnelio mano, sakykime, atžvilgių, iki tikrai ten protingų žmonių su išskirtiniu mąstymu, žinai. Tai va, kai tas durnelis perima, žinai, į rankas savo valdžią, tai ten būna taip atsiveria tokiom spalvom, kad, nu, tiesiog pasiūlymą, palinkėjimą, patarimą kokiam nors jaunam bičui, va, 18 metų mokyklą į pabaigą varau į kariuomenę ir biškį trizniuoju kažkas, va, taip, žinai, biškelį man neramu, patar kažką. Eik drąsiai, nebijok iššūkių, išmoksi dirbti komandą, išmoksi dirbti kolektyvę.
tobulėsi kaip asmenybė ir atėjus nedaug dievė dieną X, ko aš niekada nelinkiu, žinosi bent kaip, kur tavo batai, kaip sakant, ir kaip tą ginklą pertraukti, Jo, kad galėtų šauti priešą. geras. Va, tai. Tik tai. Nes daug nereikia, ne, nu, tipo, čia susigrupavai biškelį ir eini, nu. Nes realiai nieko neatsitiks, čia, žinai, nu ir ką, kad baisu, nu čia. Tai dar tik Man geriau. kartais baisu grįžti namo, kai žinau, kad indai neplauti. Grįžti, paimi, susitvarkai. Bet čia, žinai, aš pavyzdžiui visą laiką pasakau, jeigu tu nori ramios tarnybos, tai tu turi būti neišsišokęs ir kuo mažiau klausinėti. Nu, nes tu esi tokiam tarpe dabar, ne, tu esi pačioj žemiausių grandy ir žemiausia grandis dažniausiai turėtų išlikti biški šešėlį ir mažiau lysti į akis. Tai tu dabar gali patvirtinti arba paneigti, ką aš siūlau jauniems žmonėms, ar tai veikia ar ne. Tai tiesiog būk tylus, klausyk, ką tau sako, neišsišok. Nu ir kartais, jeigu nori kažko paklausti, tai palauk, gal kažkas kitas už tave paklaus. Nu, tipo, kad, žinai, mažiau lysti į akis. Nes aš, pavyzdžiui, kai kažkada dirbdavau su šauktiniais, aš labiausiai pastebėdavau tuos, kurie mažiausiai kalba, kurie mažiausiai lenda į akis, bet jie padaro visą laiką viską su kaupu, žinai. Tai reiškia, kad juos informacija pasiekia ta pati kaip ir visus kitus, bet jie padaro vis tiek daugiau. Nes jisai tyliai kažkur kamputį, ten kažką čiuk krišą daro, ten, žinai, ginklą valosi. O būna, a tai kaip tamsta tas, a tai kada namą išlei, a tai kiek čia šauna ta šauna, ir toksai sakai, blemba. Tamsa, o tai per fizo bėgant galima spjaudyti, žinok, tokių net yra. Yra, ne? Tas pokytis, nu tipo, bet trumpos aiškios identifikacijos, kaip pasikeitė karys, nu tipo, nesakyk, kad čia dabar, nu jo, nors iš tikrųjų sakyk taip, kaip yra, nebandom čia, žinai, būti kažkokie labai švelnus, iš tikrųjų taip, kaip yra. Nu, tipo, Ateinantis tarnaut karys turime? Jo, nu tarkim, 2.15 atėjo bičas tarnauti ir 25. Esminius kažkokius kelis skirtumus, nes aš kaip ir įsivaizduoju, apie ką dažniausiai yra paminima, bet tai kaip be užuolankų ir tiesiai šviesiai. Ateina dabar kariai, faktas, fiziškai silpnesni. Yra tokių daug, kurie nepadaro, tarkim, 10 atsispaudimų. Yra, bet ne? Nedaug. Net koks 10% iš šitų. Nu, vat, paprasčiausiai, vedžiau KFPT paskutinį kartą, kai atėjo naujas šaukimas, čia prieš kelis mėnesius. Tai darė 8-9 kariai, pas mane sportavo, iš tų 8-9 tą minimumum, kad išlaikė tik tai 11. Iš 89 Iš 8-9 išlaikė 11. Okay. Tai gerai, fiziškai silpnesni. Psichologiškai silpnesni. Kaip čia pasireiškia? Irgi Nu, paprasčiausiai. Balsą kilstelė ir jisai. Jo, kodėl ant manęs rėkėt? Ar nėra tokių, ant kurių tu užrėki ir jisai, kas yra? Ne. Nėra. Va čia yra tas, žinai, kas gerai, kad jie silpnesni fiziškai, psichologiškai, bet jie tada nešoka į akis. Okay. Kai būdavo 16-17. Pats atsimeni, būdavo tokių, ne? Va, tokių nanagliakų. Dabar tokių nebelabai likę. Okay. Yra tokių, kurie, paklusnesni žodžių žmonės. Kurie dar kažkiek atsikalba iki pirmo savaitgalio, kai namo paleidė. Okay. Kai prašo pasiaiškinimą. Kaip suprantu, tas paleidimas namo tai vis dar didžiausia valiuta yra. O, čia čia yra auksinė korta. Tai realiai tokius du išskyrė dalykus, psichologiškai ir fiziškai silpnesni, bet realiai iš to išsišakoja daug visų kitokių ir čia jau prielaidas visi gali savarankiškai pasidaryti. Ką reiškia, žinai, psichologiškai silpnas žmogus? Nu, 4 šaukimus pasukau. Gerai, ir tada sakai, ai, žodžiu. Ir tada matau, kad aš tam burbulė kaip žiurkėnas, tam ratukinė burbulė. Be galo, ne? Taisysiu. Sukiesi, ta, žinai, šaukimo 9 mėnesius bėgi tam ratukį. Ja. Tada 3 mėnesiai atsipūs, nueini, pavalgai, atsigeri kaip ta žiurkėnas ir vėl į ratuką iššokį. Ir kokį sprendimą priėmei? Ir sprendimą priėmiau, kad reikia keisti. Kažką reikia keisti tarnyboje, reikia tobulinti save kaip karį, kaip asmenybę ir reikia iššūkių daugiau. Nu, manęs. Ir tada... Ir tavo sprendimas buvo... Taip, gavau pasiūlymą, taip iškrito, gavau ir pasiūlymą ir iškart priėmiau ateiti į atranką į snaiperių būrį. O snaiperių ar snaiperių? O, vat klausimas, kaip tu sukirčiuosi. Koridorius ar kolidorius? Baldiūras ar bordiūras? Jo. Tą pasiūlymą asmeniškai gavai? Jo, iš... žmogaus. Shout out. JD. Linkėjimai. Iš žmogaus jis man parašė asmeniškai, kad labas, organizuosim tada ir tada. Aš gal net porą mėnesių prieš. Aha. Aišku, tu gal neprisiminsi ir aš iš tikrųjų net neatsimenu, ar buvo toksai klausimas.
eigoje, tai paskui atsimenu, kad su kitom atrankom būdavo, bet, nu, tipo, o kodėl tu čia ateini? Ko tu čia nori šito snaiperių? Tu šūstras nori būti? Na, šyfkės. Ansila nori, ne? Atsakymas paprastas. Noriu tobulėti ir nesisuk tam rate kaip žiurkienas. Daugiau iš tos tarnybos pasisimnės. Tuo metu dar, nu, dabar aš jaunas, bet tuo metu sveikata buvo, kaip pas jauną bėrį, tai sąnariai kitaip šneka. Sąnariai nugarą. Pečiai, jo, pakrytę. O sukaisi savo tam, sakai, žiurkieno rate 4 metus ir paskui praėjai atranką, kiek atsimenu, ten viskas sakei ir viskas greitai įvyko ir tu ganėtinai greitai perėjai į tą būrį ir kelis esminius, vat kaip buvo klausimas, kaip šauktiniai skiriasi tarp 2.15, tai dabar man įdomu, kaip tavo skiriasi tarnyba tarp buvimo pėstininkuose ir paskui kai perėjai, nu bet sakykime, ne iš karto, ne po savaitės, o ten po metų, va, kažkokie esminiai skirtumai, ką tu pajutei. Kažkokia ten darbo lygis, našumas padidėjo, užduotys kitokios, ten aišku įranga, ten bla bla bla, motyvacija. O čia geras klausimas. Kažkas tokio, žinai. Oi, viskas, kaip diena ir naktis realiai. Pirmas dalykas, tai kas kitai buvo, tai tas, kad su profais dirbam. Ja. Nebeliko šauktinių. Ja. Rimti bičiai, nemazgotės tokie susirinkę, fiziškai stiprus. O psichologiškai? Nu tai... Ir pati tarnyba, užimtumas visai kitoks. Visą savaitę veiksme beveik būna visi dažnai. Tai šaudimai, tai orientaciniai, tai kažkokie taktiniai veiksmai, VTVSS-ai. Nu gal nežinos klausytojai, kas tai yra, bet... Išsivers. ChatGPT. Ištisai judesys. Savaitgalis, atsistatom ir vėl judesi. Nu ir aišku, pats atsimenu, būdavo ir tų savaičių ir tokių, kur nieko, čilas biškai, kažką pasitvarkom ekipuotę. Tų savaičių čilo, tai, nu, ta prasme, būkim atviri, jų buvo tikrai nemažai. Buvo nemažai, bet aš manau, tai yra sveika, nes mes ne robotai. Atsimeni tos laikus, kai būdavo atlėki į darbą, sviestinių sausainių iš Lidlo, tą pačioką tokią dydžią. Taip, nikščius į miltus ir pubdžyvą, tai 3 valandas vadelis ateina kažką, ką jūs bahūrai taktikuoja. Šiaip iš tikrųjų mes savo taktikas pritaikydavom net žaidimą. Tobulas, seniai būdavo. Mes lekiam komandai 4 mašinai, mano kairė dešinė galas, tu vairuoji, kur lekiam tiltas, pasala, ten žiūrėk, ten tas dingimas. Aš taip įsijausdavau su jumba žaisdamas, kad man ten kitam lygmenį atrodė tas žaidimas, aš šiaip nesu gal žaidimų fanatikas labai, bet man tada tai atsimenu, ten žiaurų būdavo. Geri laikai. Nekildamo klausimų, kiekvieną savo pareigą žino, pažino kokią ginkluotę rinktis. Belekai gerai buvo. Jo, tai to čilo būdavo, bet yra, aš manau, normalu. Kitas dalykas, dar kas man labai buvo kitokia, tai tavo visa spec įranga, kad transporto turim belekiek, kai tau nereikia galvoti, jeigu tu ten kažkur varai, kaip čia dabar gal nuvažiuoti. Nori, va, imk važiuok, nori, imk padaryk, tu iniciatyvos tik rodyk ir tu tik tai daryk. Ir tu, nu, tipo, niekada nepasakydavo, netau kažkas, nueini į kitą kopą, pasiskolint mašinas, čia snaiperių būrių reikia. Jo, gerai, Hebra, imk. Žinau, kad atsakinga. Jo, atsakinga Hebra, visi mums pasitikėdavo, kažkaip mes buvom, gal sakyčiau, tokią gerą užsitarnavę aurą iš tikrųjų savo batalione ir nebūdavo niekam klausimų, su visais gerai sutardavom, žinai, nebūdavom ten tokį, žinai, sparnais ten eini. Jo, ančių, žinai, Grudakas. Panama. Čia serija, snaiperis, patrulis, nu, pas mus nebuvo, gal sučiaugati. Transporto irgi daug, tikrai daug, nebėra tos problemos tenais. Gelikiukai. Gelikai, unimogai. Landrasų nebeturi nieks, ne. Man atrodo, Landras jau viskas, jau po presų. Aš dabar daugiausiai per pratybas nueinu iš taško A į tašką B, kur mes įsikursim savo stovyklavietę, nu max 2 km. O kai snaiperis buvai, eidavai daug ar ne? Nu, 10 kaip minimum. 10 kaip minimum. Kaip apsiūtai. Nesvarbu, kokios pratybos, iš pradžių nueini 10 kilų, tada jau gali. O tada kažką darai. Šiaip aš iš tikrųjų, tai kiek prisimenu, vat, kaip aš ėjau atranką, tai man toks irgi, čia mes taip žmogų identifikuojame, sakydavo, nu, bet žinok, kilometrų eisi, taip pat kiek. Ir galvojau, kad suprasiu, apie ką jis kalba vos ne pačią pirmą dieną iš karto atėjęs į būrį. Tai jo, jisai buvo teisus, ta prasme tikrai būdavo momentų, kai reikėdavo labai daug, nu tas labai daug, tai ten, sakykime, tarp 20-30 km nueit. Ir tas labai daug patapdavo tada, kai dar ant kupros pas tave 20-30 kg svoris. Norėjau papildyti ant šito. Jo, tai tada pasidarydavo daug. Bet šiaip iš esmės aš atsimenu, kad mes labai į daug užduočių judėdavom su mašina ir stengdamės viską daryti motorizuotai.
vien dėl to, nes mes supratom tą dalyką, kad eidamas ilgai ir daug, tu po 15 ten kilometrų jau žiūrėsi tik savo į kojas, tu būsi praradęs budrumą ir tau viskas, kas vyksta aplinkui, bus nebeįdomu tiesiog, nes galų galėtų žinai, kad čia netikra situacija, čia yra pratybos ir tau, ir jau žinai, toksai pušuoji ten susikūprinės. Ir aš atsimenu, gal toks buvo lūžis, kai mes tipo pradėjom sakyti, nu, kodėl mes tai darom, žinai, taigi yra mašinas, ten paskui atsimenu ir keturačius pradėjom nuomotis, ten apie motociklų ilgalaikius pirkimus šnekėjom, nežinau, tai įvyko, neįvyko šiam momentui, bet ta prasme patirtis parodė, kad atliekti kažkur su džipuku, nusimesti, užmaskuoti, ten su šakom į kokią duobę įkišti ir už 2 kilometrų palikti ir va tokiam, žinai, visą laiką į užduotį, budrus, ten ginklas prikeltas, tau tos svoris toks nebaisus, žinai. Tai aš prisimenu tą lūžį, kad transportas žiauriai stipriai pakeitė tą visą judėjimą ir tai galiausiai net, žinai, užkūrė tokią motivaciją, kad tu nori tų pratybų ir tu jų nebijai, nes seniau tai asociacija būdavo pratybos. Ką reiškia pratybos? Monsterio 3 skardinės į vieną kišenį, į kitą ibuprofeno, cigarų ir 30 kg ir 30 km. Tiesa. Aš atsimenu, irgi šiek tiek paantrinsiu tau iš savo pusės tavo lūžį, kai, man atrodo, po motorizuotos žvalgybos, kai mes Kazlų Rūdoj su žvalgiais padirbom, man atrodo, tada kažkaip ir pasikeitė ten viskas į tą, kad atvėrė akis, jo, ir išėjom iš to. Tu realiai gali su mašina viską, žinai, padaryti tyliai, protingai, taktiškai. Ir efektyviai. Jo, ir efektyviai, ir greitai. Yra niuansų ir turint transportą, žinai, ta prasme. Irgi Kažkas gali jį surast, ten, ne? Jo, tas kiti išlenda, kiti kažkas aspektai. Suras, palauks tavęs, jeigu nelauks, tai užminuos, šiltas variklis, termovizorius gali matyti, ten bla bla bla, nu daug visokių irgi niuansų, bet, nu, tam ir yra, žinai, taktika, tu turi mokytis. Tam ir mokaisi, maskuoji, tam prisitaikai. sprendi reikalus. O vat apie tą laukimą griovį, čia dažnas atvejis, ne? Vat prisimenu, kad laukimas, aišku, ką išmokau, tai laukti. Kantrybės yra dabar, ne? Kantrybės yra. Aš niekad nepamiršiu pratybų vienų, kai mes Saharai stebėjom mišką ir mūsų užduotis buvo stebėti ir jeigu... Čia Sahara, čia Afrikoje? Jo, Ar Kongo Respublikoje. Stebėjom ir mums buvo pasakyta, kad reikės stebėti 6 valandas. Apie 6 valandas prasidės puolimas. Jo, snaiperio pusė reikės pabūti 6 valandas, tai ten jos turėjo būti nuo 6 ryto beros prasidėti. Stebėjimas mūsų. Tai mes savo ruoštų atėjom 3 gal nakties, dar su tamsai, įsirengėm viską ir laukiam. Turėjo puolimas prasidėti 6. Tai puolimas prasidėjo gal apie 7 vakaro. Ką jūs laukėt? O mes laukiam. Ant smėlio. Bet ką, su šaitelė guli savo, ne? Rūto šokoladų. Gerai, plius 12, atsimenu, lietus pila. Palapinsius ties negilin, nes dronas pamatys, ne? Jo, negalinės tarp beržų, mes ten gulėjom pasislėpę, tokią radom berželių masyvą. Ir čia nebūtų blogiausia. Blogiausia buvo, kad mes išėjom, mes buvom pasiruošę tik 6 valandom. Maistas, vanduo, kadangi ko labiau norėjom įsilengvinti, viskas buvo palikta mašinai. Mes išėjom už kelių kilometrų, jo, o Sahara, nu tai tu negali judėti niekur, ten dronas girdi dar zvimbė, žinai, ore. Nu ir sėdėjom, tai piktas aš buvau, piktas komandos vadas buvo, visi buvom labai pikti tada, atsimenu. Nes, aišku, čia vėl mes grįžtam prie to, gal tai tu čia psichologiškai silpnas buvai pasiruošęs. Jo, gal mes patys tiesiog, sakyčiau, labiau prasimetėm ir nenumatėm veiksmų, kad gali viskas susitęsti. Nes visada galvoju, kad kai vyksta tokios didelės pratybos, viskas turi būti strikt laiku. Nu, bet kuo didesnės pratybos, tuo daugiau yra... Taip, ir čia yra normalus dalykas. Ištampytų dalykų. Laukimą pašnekėjom ir tu papasakojai, kad kažkur turėjai laukti gerokai ilgiau negu buvai nusimatęs ir buvo lievai dėl to, nes jūs buvot pasiruošę tik tai ten tom 6 valandom, sakykime, ne? Ir tada tokia situacija įmeta į scenarijų, kai tu gauni pasitikrinti, su kokiais tu žmonėmis, ne? Aišku, čia yra absoliuti smulkmena, nu, tipo, nes kaip bebūtų, tai tu esi kažkur ne karo lauke, ne, o čia yra pratybos, bla, bla, bla. Bet kai biškelių žmogus pereina į savo tą kažkokią sunkesnę stadiją, ten, žinai, gal šalta, lyja, šokoladukai baigėsi, žinai, niekas dopamino nebesukelia, scrollint negali, nes ragelis to išsikrauso, dar reikės. Rūkalai baigės. Jo, ten cigarai baigės ir tu gauni progą
nu, tipo, biškai pasitikrinta, ne, va tas brotherhoodas, kas yra, ką reiškia tas draugelis šalia, žinai, gulintis. Jo. Geras labai pastebėjimas. Kaip sakai, va, parodo visas kaukės nukrenta tokiu atveju. Jo. Ir kiek žmogus šūdinoj situacijų, kaip jisai sugeba dar su komanda dirbti. Yeah. Tai būtent mano atveju, kiek man yra tekę būti šūdinose situacijose su būrio chebra, niekada nebuvo, kad kažkokių pykčių, dar kažko. Visada visi sėdim tom pačiam šūdė, visi tą patį suprantam. Bet tai kažkaip vieną mūsų ir patempė. Vieną pyktį atsimenu. Tarp kitko, ir jisai buvo susijęs su laukimu. Aš tau priminsiu. Davai. Kazlai. Jo. Penktadienis, o Taip. mes laukiam šaudyklui, kol dings rūkas. Atsimenu šitą. Ir sėdi ir tiesiog rūkas už 100 metrų nematai taikinio, tau į kilometrą šaudyti. Bet čia buvo kiti reikalai biški tenai, sakyčiau. Na, čia nukirpsim. Bet aš atsimenu, kad ir mūsų, galim pavadinti pirmas vadas, tas, kuris buvo, kai tu atėjai. Tai ta prasme, taip girdėdavo mus ir taip suprasdavo, žiauriai gerai suprasdavo, visą laiką belia kaip užstodavo mus visus, nesvarbu kokiais klausimais, man čia yra žiaurių šitas, kad nesvarbu kokiu klausimu, jisai visą laiką belia kaip užstodavo, nors tu ir būdavai ten kažką ten prisičiūdinęs, ten kažką, žinai, užgrybavai biški, jisai ne, čia mano šaika. Ir aš iš tikrųjų tai čia dabar visiškai off topikas, tiesiog prisiminimas toksai, aš žinok dabar dažnai pagalvoju apie tai, kad blemba biški nebrandus buvau ir kartais... Per daug kiek iššokdavom, gal. Jo, tipo... Nu, aš gal nelabai, tu toks buvai labiau, leisti šokėlis. Išsišokimas koreliuoja tarpusavį su tiesiog savo nuomonės sakymu. Šiaip jo, manau, kad koreliuoja. Taip, faktas. Nes yra vietos ir laikas, kur gali pasakyti nuomonę savo ir yra vieta, kur geriau tu galėtum patylėti. Visi nori kažką pasakyti. Ir visi tokie, žinai, arba į mane atsisuka, arba nuleidžia akis, davai, sakyk, žinai. Ką žinau, paim ir pasakai, kas pirštų nenukapos niekas. Tas irgi būdavo. Tai aišku, aš suprantu, ir man pačiam ne visada patinka, kai kažkas ateina į akis pasako, kad, seni, tu čia, tipo, nežinau, kažkas blogai su tavim. Aišku, kad nepatinka, bet kai tu biški numeti tas emocijas ir pagalvoji, ką jisai pasakė, juo labiau, jeigu tai išeina iš lūpų žmogaus, kuris man yra svarbus, tai būtų komandos draugas, brolis ten ir bet kas kitas, žinai. Ta prasme, man tai čia yra. Aš tau belia kaip. Tai tu atsimeni, aš tau belia kaip orindavau visą laiką. Bet aš tau už tai esu dėkingas. Ką tu čia, ar tu durnas, kodėl taip elgiesi? Tuo metu tai atrodo gaidys nuplostytų į tave. Jau būdavo kartais jau iki tiek daga. Gerai, kad aš kažkaip dar toks... Tu labai susiturėjęs. Kažkaip, tipo, jo. Priimi, krauna tą grūzą, bet jeigu kažkoks čia pašalietis krautų, atėjęs, žinai, iš kažkur trupintų, tai įdėšia ir viskas, ir bazaras baigtas, bet kai tu, draugas, tu ne tik mano ten tarnybos bičiulis, bet ir tu mano realiam gyvenime esi draugas ir kai iš tavęs... Broli. Tai kai iš tavęs tą gauni, tai vis tiek kitaip biški priemi. Nes tu kadidantis, palaikai tą grūzelį ir... Bet aš skaitau, kad čia kariuomenė mane biški užaugino, žinai, to, kad tipo pasakyk draugeliui. Ir aš manau, kad čia yra visgi geras bruožas ir jeigu daugiau draugų gebėtų eiti ir pasakyti savo draugui, kad, žiūrėk, tu daryk kaip tu nori, bet man atrodo, kad, čia yra nesąmonė. Tipo, tu nebijok, čia tavo draugas, kas jeigu ne tu jam daugiau pasakys, kas pasakys. Ir jo labiau draugo nuomonė visą laiką yra biški svarbesnė negu kažkieno kito, žinai. Kaip ir sakai, ateitų kažkoks pašalietis pasakytų, to čia ne taip šautuvo laikai. Vyniok iš čia, tipo, ką tu čia... Rinkis man akis ir čiuožk. Čia aišku pavyzdys su to šautuvo laikymu, bet ten seni, čia negali taip daryti. Ateitų kažkas kitas, sakytum, vyniok iš čia, pasakys draugelis, kodėl ten gali ir pasipykti, žinai, kitą kartą, bet kai kažkas tavęs paklausia, o tai kaip ten toj kariuomeniai kažką, tu vis tiek natūraliai nori prisiminti, smagiausius laikus, smagiausius prisiminimus, tai kokie jie yra pas tave? Ar kažkokios pratybos, ar tas pats karantinas, kai ten posėdėdavom po 2 savaitės? Didelis miksas visų šitų dalykų. Ir man gal labiausiai tokie, kas man vis dar yra įstrigę, tai tie baimių įveikinėjimai. Tu žinai, kad aš aukščio bijau. Aukštis. Ir ačiū šautautas kariuomeniai.
Jinai man padėjo šitas baimės įveikti. Visi nusileidimai virvėm, šokinėjimai į sraigtasparnio, šokinėjimai su parašiutu. Jo. Tie dalykai man padėjo tą baimę perlipti ganėtinai stipriai. Nes seniau Jo. man būdavo, jeigu aš iš 4 aukšto balkono žiūriu į apačią, man jau linkdavo Jo. gegnės. Kelienai jau man... Bet jeigu girtas išeini parūkyti, tai Ne, nieko. tai ten tada gali dar ir nusileisti iš to balkono be virvės. Bet sakau, va, tai kažkaip tai man turbūt, va, kaip tu dabar paklausei, tai va, man iš karto visi va, tie visi dalykai šokinėjimai į mares iš sraigto, leidimai į virvėm, kur ten žiūri per tą langelį iš tos miškės ir atrodo, Jėzus Marija, tai man, tai gal tas sraigtas šitoj žemiau pasileis, o jau žiūriu borto pilotas, atrodo, kad jau viskas, jau virvė išmesta, jau tu turėjai. Nu, reini ir viskas. Bet geras jausmas. Geras. Tu toksai... Geras labai jausmas, kai dar tą žemę paskiriu. Jo. Pažiūri ten tas sraigtas, Jėzus, 20-30 metrų kabo ore. Kaip aš išėjau, atrodo. Belekas. Jo, čia kaip... Aš, pavyzdžiui, tai prisimenu visą laiką kažkokias pratybas. Turbūt. Nu, aišku, apart tų mūsų gerųjų laikų ten Palėpė. Taip. Čia nieks nesupras, apie ką kalbam, bet... Bet kas supras, tas supras. Jo, tai ten laikai buvo kosminiai. Su Hebra, ten iki namų 30 km tu net nevažiuoji namo, nes atrodo, o ko, nu, tipo, ko reikia bernui šiaip gyvenime, ne? Yra geras draugelis šalia tavęs, jūs turit kažkokių bendrų interesų, jūs einat kartu sportuojat, jūs ten kalbat temam, kurios jums patinka, jūs čilindami ten palošėt su pleisteku, kažką ten skaniai pavalgot, picų užsisakot, tada dar kartą einat pasportuojat. Eini miegot, atsikeli ir tada eini kažkokius įdomius dalykus daryti, ne, ten taktika, ten ginkluotė, bla bla bla, gal ten kažkuria diena čilas, bet tai čia jo tokie dalykai, bet pavyzdžiui, rimtos pratybos kažkokios, tokios, žinai, kur, nu, tipo, kur yra iš jų ką išsinešti, ten kažką ten su sprogdinimais reikia padaryti. Atsimenu, ten, žinai, kažkur mieste, ten, tarkim, kur darydavom seniau vepriuose. Man vepriai yra, tipo, kažkoksai, nu, realiai bažnytkaimis. Bet man, aš kaip kartais pro ten pravažiuoju, man būna net, suspaudžia, būna net čiurpuliukas, praeina pro ranką, nes lygiai tas pats. Kiek ten gero laiko apturėta, ta prasme, per pratybą. Ne dabar šiurpas. Jo, tu kažkur ten šliauži per kažkokius kiemus, šunys loja, tu ten tildai, ten pas tave kupriniai, koksai sprogmuo, žinai, tu ten naktį. Su treningais. Su treningais viską ten savivaldybė minuoja. Savivaldybės, nu, ne savivaldybė, aš nežinau, kokia ten... Seniūnijos pastatas. Ten bažnyčios varpinėse, ten kažką, nu, žodžiu, tokių bairių, kaip pagalvoju. Žmogui keturatį atsivarai kiemą, nueini barbarių duris, labą dieną, ar galiu čia palikti keturatį pasiškėti. O visi žmonės draugiški, visi žino, kad visko siūlo. Jo, griuvi arbatos atneša. Žodžiu, man tai kosmosas, aš kaip prisimenu tas pratybas ir kokią mes gebėdavom, žinai, ten padaryti, sakykime, nežinau, ten naudą batalionui arba šiaip ten kiek svorio turėdavo, žinai, mūsų buvimas, tai tada toks biški ir ego užbūstina, kad va, čia aš kažką, žinai, padariau ir tikrai aš įsinešu pačius geriausius prisiminimus, nes dar tie vadeliai, kur ten tada buvo, šiaip pas mus niekada nebuvo blogo vado būry, kiekvienas buvo savotiškas, kaip ir mes, žinai, kiekvienas savotiškas, bet, ta prasme, su kosminė motyvacija, tai ten tas pirmasis yra pirmasis, kur... Kaip pirmą meilę. Jo, bet tas antras, kuris labiausiai atsidavęs žmogus jaučiu iš vis tarnybai, kurį žinau, kuris pirmas iš darbo atvažiuoja, paskutinis išvažiuoja. Tai man tas antrasis yra pirmasis. Nu jo, tau pirmasis. Nu tas pirmasis, nu whatever, bet ta prasme su tokiu atsidavimu žmogus dirbdavo ir kiek jisai, aišku, darydavo, kaip čia pasakyti, ne dėl mūsų ir dėl savęs, bet to pačiu ir dėl mūsų padarydavo ir man jisai sukrovė, jis jaučiu pats net nelabai supranta, kad dabar biškai pabrendo tas mąstymas, man nebe 22 metai, žinai, ir tipo, kokius prisiminimus sukrovė ir ką aš išsinešiau už tos kariuomenės, tai vat, atrodo, norėčiau, žinai, primušt letiną jam gerai. Tai gal apie snaiperio kursą dar tada greitai. Snaiperio kursas. Jo, aš tau užtaisysiu šovinių, tu pasako gerai. Nu ką? Net nežinau, nuo ko pradėti. Pirmiausia, tai pasakysiu, kad sunku, bet gerai. Turbūt sunkiausia tai būdavo orientacinis. Ir ne orientacinis būdavo ne tai, kad eit, bet tas prieš orientacinio daiktų patikrinimai. Labiausiai nervuodavo. Kas tau problemas būdavo su daiktais? Nu, turiu tokią problemėlę kaip daiktų šitą kontrolę, bet man labiausiai užknisdavo tai, žinai, kad tu viską gražiai susidėdi, o tau po to per 4 minutės viską... Dievulių, kokia problema, daiktus čia su jų gražiai
kas pažįsta šitą žmogų, tai turėtų dabar nusižvengti, kai jisai pasakė, kad daiktus gražiai susideda. Aš galėsiu prikabinti nuotrauką, kaip Čekas gražiai daiktus susideda. Žinai, kaip sakyt, net ir didžiausi dievai turi savo Achilo kulną. Tai mano Achilo kulnas būdavo daiktų kontrolė ir daiktų gražus sudėjimas. Čekui reikėdavo viską ant virvės parišti. Tai va, tai, o kalbant apie snaiperio kursą, nu ką, atranka, atsimenu, buvo, tai tas fizinis pasirinktumas daugiau negu minimumą, kai turi vyniot, 8 balų viskam, tai turbūt kas netarnavę nežino, kiek ten ko, bet principas toks, atvarai, iš pradžių laikaisi fizo, tada varai poligoną ir darai bėgimą. 7 km su 20 kg kuprinė per 50 minučių. Ir tada atsimenu orientacinis žygis atgal dienos metu, ten jau nėra labai sunku po to bėgimo ir tiesiog patikrina tavo gebėjimą orientuotis. O po to visas kursas tokie kaip užsisuka vienodų veiksmų realiai savaitė iš savaitės, tęsiasi vienodai, vyksta šaudymai, tie šaudymai aišku sunkėja jie. Palauk, tai kursas trunka 8 savaitės ir realiai tu kiekvieną savaitę šaudai. Kiekvieną mielą dieną varai šaudyti. Kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną varai šaudyti į šaudyklą iki pietų, tada po pietų Bet šaudymas kilas, aš kiek atsimenu, tai žiauriai pakilo. Paeisi senių, o Šiaip iš tikrųjų, palauk, dabar netgi neatsimenu, kuris buvo Sniper Festas, čia yra snaiperių varžybos didžiausias Lietuvoje. Praeitais metais tie bičiai, kurie tik baigė snaiperio kursą ir iš karto varė komandą į varžybas, tai jie laimėjo lyg tai Sniper Festą. Pirmą vietą, man rodos. Jo, aš kokių 7-8 komandų kažkas. Jo. Shout out Klaipėda. Tai va, tai žodžiu, kiekvieną dieną šaudai, savaitės vidury būna tas orientacinis žygis, kurio aš labiausiai nelaukdavau dėl daiktų patikrinimo. Ir tada grįžti. Ir dar, ko nepaminėjau, kad ten po šaudimų būdavo sėlinimai, dieniniai, naktiniai, ten varai. Bet tai ten sėlinimas tai man patikdavo. Dargi būdavo ir daiktų paieška, atstumų nustatymai. O penktadieniais tai būdavo, atsimenu, ta tokia for fun dienelė. Jinai būdavo Jo, kaldom sotkę šaudyklui. Bėgi varydom su automatais ir pistoletais padirbdom. Tokių nestandartinių pratimukų, atsimeni. Ups. Jo, atsimenu, ten būdavo žiauriai smagu. Realiai turbūt vienas pirmųjų kartų, kai leido pajaus, ką reiškia automatinė ugnis ir taip. Jo, ką reiškia dupletai, du į kūną, viens į galvą. Jo, tai va tuoj tai galėsi padaryti. Tu žinai ar ne, kad tu čia turėsi dar išlaikyti mano normatyvą? Tai aš jau matau. Ar tu šaudysi, ar žiūrėsi? Aš teisinėjau šovinius į tave nutaikęs. Žinok, neatsimenu, kada net šaudžiau. A, ne? Su ilgu vamzdžiu ir su trumpu. Jo, tikrai jau labai senai. Snaiperio kursą baigiai sėkmingai, ne? Gavai antsiuvą, tą visų geidžiamą. Gavau antsiuvą, jo, dėl ko jau būri tarnaut. Pagaliau. Ir mano tarnyba kaip ir toliau tęsiasi. Tada kojos ant stalo jau. Tapkės. Aš niekada... Biškį palaikyk, pala. Nemėgdavau kerzų nešio darbe. Palaikyk biškį ginklą, pažais su juo rankose. Čia vietoj, ta prasme, kol šnekam, tiesiog biškį susipažink ten buožę, pasižiūrėk pagal save. Nežinau, aš tau pasakysiu, kokį pratimą tu turėsi padaryti. Nežinau, kaip čia šaudyt. Bet gerai. Imk pistoletą įsidėk. Dabar užtaisytas? Ką? Ne, šoviniai įdėti. Žiūrėk, imk, keisk dėtuvę. Įdėk šitą dėtuvę dabar į pistoletą, šitą. Aha. O šitą dėtuvę įdėk čia, jinai nebus reikalinga, bet tegul būna. Dabar tai, paimk AR. Gerai, čia yra 10 šovinių. 10, ne, gerai. Šitą gali iš karto dėtuvę jungti prie ginklo. Šitą, ne? Jo. Šitą dėtuvę yra pas tave, pasižiūrėk, kaip tau patogu ištraukinėti. Gerai, bus patogu. Gerai, darysi dėtuvės keitimą, bet daryk be dėtuvės saugojimo. Gerai. Reiškia, gali dėtuvę mest ant žemės. Dabar su 10 yra įkišta. Ne, dabar buvo keitęs. Jo. Tai žiūrėk, tavo pratimas žodžiu bus toks. 10 šūvių paleisi į galvą su AR-u. Taip. Tada keisi į pistoletą. Su pistoletu paleisi 10 šūvių į korpusą. Tada keisi AR dėtuvę ir paleisi 2 šūvius vėl į galvą. Okay. 10-10-2. 10-10-2. Jo. Ir mūsų timeris bus senas geras. Op! Pats geriausias. Op! Oho.
Du į galvą. $27.50. Normatyvas yra 16 sekundžių. Oho. Gerai. Suskaičiuok čia kiek misų, 3 misai, ne? 3 misai jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daugiau negu reikia? Ką sakai? Daugiau negu reikia pataikiai. Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jam 9 plus 3, 2. 8, 1 ir 7, 8, 8 taškai. Na tai apvalinam 9. 8, 8 taškai į galvą 10. 2 misai. Jo. 2 misai. Ir 28 sekundės. 27.50. Tik tai žiūrėk, tau tada toksai vienas patarimas. Aišku, dabar jau žinosi, kur taikiniai kokie yra, pohui, nesvarbu. Bet kai numesdinėjai aerą, nemesk taip, kad jisai ten net nulėktų kažkur. Nes visą laiką turėk omeny, kad jį gali greit ir pasimt atgal prireikti. Tai reiškia, duok biškį. Va, tarkim, šaudai su aero, ne? Bam, 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 atšaudai ir realiai su kairė ranka jų nuleisk, o dešinė ranka tuo tarpu jau važiuoja pistoletą pasiimti. Nedaryk taip, kad numetį ir jisai ten kažkur tabaluojas, va tai va. Važiuojam. Roger? Roger. Taip, tams. Aišku, dabar jau žinosi, kur taikiniai, bet nu nieko tokio. Dešimt 44. Suskaičiuokime. O, 3 9 ir dar šaliam. 3 9. Ir labai geras pastebėjimas. Čia beveik. Ten 27 buvo, čia yra 25 ir 8, 24. Tai reiškia 27, 25 ir 24. Suskaičiuosim paskui. Ok. Gerai, šiaip liko dar vieną norėjau čia tau padaryti ant durniaus, bet nedarysiu, nes laiko nėra. Gerai. Tai gali šiaip savo for fun pašaudyti, jeigu nori. Dar tu šitų šovinių aero? Jo, aero šoviniai yra čia. Jeigu šaudysi su aeru, tai duok man tada su pistoletu biškį padaužyti. Davai, seniai, tai pabeldžiam biškį, ne? Jo, pabeldžiam. Tu nesveikas. Iškrypelis. Ir seniai! Į metalą nešaudyk su aeru. Sorry, seniuk. Op!